Atvažiuojame į mūsų administracinės gamybinės paskirties pastatuką, kur esame finišo tiesioji, iš esmės su darbukais. Praeitą kartą dar pirmam aukšte nebuvo grindų, dabar jau yra grindis. Iš esmės vykdomi yra jau tokie labiau apdailiniai darbai. Inžinerinės sistemos sumontuotos, kitą mėnesį, manau, pajudės ir lauko įrengimas, aikštelės visos, ten ar trinkelės. Čia iš lauko gal labai tų stiprių pasikeitimų nesimato, bet įeisim į vidų jau ir pirmas aukštas išbetonuotas, jau ne per armatūras, o pramoninės grindys. Pramoninėse pastatuose vartai, visi bus atliekamas sandarumo testas, keltuvas atvažiavo specialus, kuris bus montuojamas technologijai. Inžinerinė įranga, jau kvepia pabaigtuvėm. Aišku, apdaila, plytelė suvažiuoja, jau galutiniai tie procesai yra iš esmės. Darbinė salė padaryta. Nusidažė blokelis ir tokia bus ta apdaila. Šiai dienai labai populiarus dalykas iš esmės. Į pabaigą, jau čia keliaujame į pabaigą, jau apdaila, jau skaitau, dar yra, ten langai turi įsistatyti, plytelės susiklijuoti. Ta prasme, mes pasiekėm tą stadiją, kai kiekvienas veiksmas dabar grožio įneša. Mes esam sutarę iki Liepos 1, kad aš prižiūrėsiu šitą pastatą, bandysim jį priduoti. Užsakovui nėra griežto termino, kad būtinai iki tada ir ne dabar. Jisai labiau, kad kokybiškai ir kada pasidarys, tada pasidarys. Dar kartą ir antras objektas patvirtina, kad jokių alkoholio pėdsakų nėra. Niekas nemiega, visi dirba. Mitas oficialiai sugriautas. Noriu pasiūlyti vieną gerą dalyką, nemokamą dalyką. Jeigu norit pasikonsultuoti, ar kad būtų atsakyta jūsų klausimas, užklausas, spauskite subscribe, komentuokit, palaikykit mūsų kuriamą turinį, nes tas palaikymas tai savotiškas atgalinis ryšys. Jeigu žodžiu mes girdime nemažai teigiamų laikų, visi laikina, bet būtų gerai, kad tėvynę mylėtume ne tik žodžiais, bet ir darbais. Ir mes pasižadam jum, kad atsakysime jūsų visas pateiktas užklausas.